Nu va, tai va, įrašau dabar. Tai ką, dar kartą labas vakaras visoms. Ačiū, kad susirinkot. Iš tikrųjų, labai ačiū Beatai, kad sutiko skirti savo laiko, savo energijos ir savo žiniomis pasidalinti su mumis. Už tai, kad ta medžiaga nėra tokia paprasta ir visada, kai kažką pasakoji, visada atiduodi energijos, šilumos, ar ne, prie viso to tu kažką iš savęs labai atiduodi. Tai labai ačiū tau, Beata. Ir tuos tave įleisiu į kambarį, padarysim tą share screeną, o dabar dar noriu pasakyti dar jums tokį sakinį, kurį užsirašiau, bet naudoju, reiškia, kai pirmą kartą buvau susitikime su Gary Youngu 15 metais Kroatijoje. Aš čia esu prisirašius daug įvairių gerų minčių. Ir kadangi šiandieną mes šnekam apie veiklą, apie aroma verslą, ar ne, tai man labai patiko Gary Youngo tokia mintis. Dievas nedirbs už mus, jis mums pagelbės, o sėkmei reikia svajonių intensyvumo ir širdies dvasios. Ir jisai nurodė, kad labai šitam reikalui tinka toks labai ypatingas eterių mišinys, vadinasi jisai Live with Passion. Ar kas nors turite iš jūsų šitą mišinį? Gyvenk su aistra. Turi, Daiva, tu, ar ne? Jo, nuostabus iš tikrųjų mišinys. Aš pati naudoju su malonumu Rise Above. Nežinau, ar šitą kas nors turėjot. Toks irgi unikalus mišinys Rise Above. Tai va, tai yra labai paprasti dalykai iš tikrųjų, kurie reikalingi tam, kad ta sėkmė vyktų. Vienas dalykas tai yra žingsniai, kuriuos turi Live with Passion, ne? Labai aromatas nuostabus. Tai va, vienas dalykas yra iš tikrųjų žinoti tuos žingsnius, labai paprastus žingsnius, kuriuos Beata ir parodys ir papasakos, ką mes užmiršom turbūt, nes jau tiek metų, jau 10 metų, kai mes šitoj kelionėje, ar ne, ir daug dalykų pasimiršta. Bet šalia viso to iš tikrųjų reikia, kaip Gary sakė, reikia svajonių intensyvumo ir reikia širdies dvasios. Tai va, apie širdies dvasią ir dvasinius sėkmės dėsnius mes kalbėsim kitą penktadienį. Nuo kito penktadienio pradėsiu 7 dvasinių sėkmės dėsnių seminarų ciklą. O šiandien mes tada pašnekam labai apie gražius, praktinius, aiškius, paprastus dalykus, kuriuos prašau tada Beatą pristatyti. Sveiki, merginos. Ar čia yra vaikinų bent vienas šiandien? Ne, manau, kad nėra. Tai supratau, gerai, tai aš tada dalinuosi savo prezentaciją ir tikiuosi, kad matosi teisingai. Alio? Va, kažkas sako alio. Merginos garsą išsijunkit. Gerai matosi, matausi? Ar mano prezentacija matosi, sakykit, prašau. Matosi, sakau, tikiuosi, manęs nesigirdi. Viskas gerai matosi. Erika, jeigu kas, tu gali ten šiaip paspausti perbrauktą mikrofoną visiems. Tai va, tai kas manęs nepažįstat, bet įtariu, kad su didžiąja dauguma esame pažįstami, kai vardas Beata Dolan mano yra. Ir kaip ir vėlgi nemažai taip pat čia prisijungusių, 10 metų jau esame kartu su Young Living. Bet vėlgi kaip šiaip šiandieninė tema yra labai paprasta ir tikrai gal, žinot, stebuklas yra paprastume. Tai taip ir nusiteikime šiandien, kad sakysite, tikrai viską girdėjau, absoliučiai viską žinau. Bet noriu tiesiog grįžti prie tos pagrindinės tezės, prie paprastumo ir bendrai kiekvieno žingsnio, kiekvieno savo kaip čia, verslo, ar ne, savo veiklos supaprastinimo, kiek tai yra įmanoma. Ir atrodo taip, tokia skambi tema, kaip organizuoti Young Living verslą, aš esu tikra, kad esate išklausę aibę įvairių mokymų, aibė įvairios medžiagos yra ir bendrai galų gale per paskutinius 10 metų, gal kai kas prisijungia per 1, viskas tvarkoja, kažkokia programa jūs vedė pirmin, galbūt tai buvo ieškojimų kelias ir panašiai. Ir labai tikiuosi, kad galbūt pagelbės grįžti prie to paprasto, senų gerų tiesų tinkliniai rinkodaroj, apie ką turbūt aš jau tikrai nuo 19 metų amžiaus, prieš 28 metus pradėjom, iš tikrųjų, tiksliau mano sesuo pradėjo šį darbą tinkliniai rinkodaroj.
Ir kaip viskas atsitiko, vėlgi visada paminiu, kai kalbu apie visą istoriją, apie visą verslo istoriją, vystimosi Young Living Lietuvoje, leiskite dar kartą taip pat priminti, parodyti tas nuotraukas, kur buvo ta pradžių pradžia. 2014 metais, kas prisijungė nesenai, nėra susipažinę su Sonata, va štai jinai stovi kairėje pusėje dviese su Kornelija. Tai iš esmės šitų dviejų moterų dėka Young Living atkeliavo į mūsų Pabaltijį. Ir tai yra jų, kaip ir partnerystės dėka, galiu pasakyti, gal netgi Kornelija, pirmoji, kuri susipažino su Gary ir Mary Young ir iš tiesų pakvietė Sonatą susitikimui. Antroji fotografija, kas prisimena, štai tokia rožinė ryškė, kas pažįsta, kas ne, rožinė ryškė, ryškiai apsirengusi mano mama. Taip pat tai tokia istorinė nuotrauka, kai jos kartu nuvyko, dar buvo keletą jų kitų partnerių, Provence susitikti 2014 metais ir nuspręsti per gana trumpą laiką, ar Young Living tai būtų tas partneris, su kuriuo verta tęsti veiklą toliau. Na ir vėlgi, galbūt intuicijos dėka, galbūt Gary Youngo aistros dėka ir Mary taip pat vizijos dėka, na iš tiesų buvo padėti tokie pagrindai labai tvirtai partnerystei. Ir tvirčiausias žodis buvo duotas tai, kad Gary Young pasižadėjo labai tvirtai padėti šitom rinkom, kuriuom reikia pagalbos. Iš tiesų taip ir vyko. Viskas labai greitai ir noriu priminti, kad po 1 metų, 2015 metais, po pradžios tokios, įvyko toksai bumas mūsų rinkoje, mes staiga Lietuva tampame numeris 1 Berlyne per Europinę konferenciją kasmetinę, kaip greičiausiai auganti rinka. Ir štai visas mūsų autobusas, su kuriuo mes važiavome, tais metais buvome įpratę kažkaip ir lėktuvą nuomavomės, ir autobusą visą nuomavomės. Žodžiu, šita rinka mūsų tiesiog buvo pilna entuzijazmo. Ir aš noriu grįžti tos laikus, aišku, buvo aibė įvairių faktorių, kodėl tas bumas įvyko. Pirmas dalykas ir tikrai neginčiamas dalykas buvo tai, kad nemažai žmonių teko apsispręsti, ar keliauti su Young Living kartu toliau. Nes tai buvo nauja idėja, nauja įmonė. Ir ką noriu pabrėžti šitoje vietoje, tai yra reputacija. Ir mes kiekvienas čia atėję su jumis kūrėme savo reputaciją. Kokią mes ją susikursime, mes labai greitai pajusime, jeigu atsitiktų kas nors tokio, dėl kurio mums reikėtų labai spręsti. Tai lyderių reputacija yra labai svarbu. Klausimas, ar, žinot, buvo tokių žmonių, kurie kalbėjo apie tai, kad jeigu Sonata eina, reiškia, aš suprantu, kad ten yra gerai. Tai čia yra tikrai svajonė. Aš pažįstu ir dabar daugelį kolegų, kur aš tikrai žinau, jeigu tas žmogus pačiupinėjo tą daiktą, nusprendė, kad taip yra gerai, aš nekvestionuoju, aš žinau, kad taip viskas, aš pasitikiu absoliučiai to žmogum. Tai ir mes būsime savo grupėse tokie žmonės, tokie lyderiai, nežinau, čia mes matome vienaip, žmonės mato kitaip. Kitas dalykas, dėmesio, ką noriu atkreipti dėmesį visų, tai buvo tas laikmetis, kai mes visiškai neturėjom jokios medžiagos. Ir kuo iš patirties galiu pasakyti, aš su tinklinė rinkodara negaliu pasakyti, kad esu ištisai joje, bet 28 metus aš esu su ja. Kaip ten bebūtų, kokie būtų mano gyvenimo keliai, karjeros darimas ir panašiai. Tai per visus tuos buvimo aktyvių ir buvimo pasyvių laikotarpių galiu pasakyti, kad kuo mažiau rinkoje yra rinka prisotinta resursais, čia yra paradoksas. Tai reiškia, nebuvo nei vertimų, nebuvo jokių įrankių, tarkim, jokių marketingo įrankių, ten pateiktų ant lėkštelės, sakykime taip. Buvo realiai tik entuzijazmas ir noras eiti, daryti, pasitikėjimas tai žmonėm, kurie vedė, ir noras daryti. Taip, kad tai, ką mes turime šiandien didžiulį bagažą resursų, vertimą į N kalbų, klientų aptarnavimą lietuvių kalba. Ir ne tik, ir ten kitom kalbom, rusų kalba, anglų kalba, įvairiausiom šalimis. Tada mes turėjome vieną asmenį, kuris sėdėjo Londone ir aptarnavo, tai buvo anglų kalba, kalbanti vienintelė asistentė. Ir daug ką mes kūrėmės, darėmės patys. Tai esmė, iš karto mes atmeskime, jeigu mums kažkas nesiseka, kad resursų nebuvimas tikrai nėra priežastis kažko tai nedaryti. Nėra, ta prasme, sponsorius man net neša ten kokios mokymų medžiagos, kokios knygos.
neturiu žinių, nėra katalogo, nieko negalima sakyti. Tada mes irgi turėjom tą patį katalogą anglų kalba, kuris vėliau buvo išverstas labai greitai, aišku, į rusų kalbą. Tai va, tai reiškia entuziazmas, lyderystė, kitaip tariant, pavyzdys. Žmogaus asmens pavyzdys, kad juo galima pasitikėti. Ir aišku, ten buvo keletą kitų faktorių, nes kadangi tuo metu buvo žmonių bazė, kurie tiesiog nusprendė keliauti kartu. Tai čia toks truputėlį, jeigu tai būtų tekę auginti nuo vieno žmogaus, būtų buvę sudėtinga turbūt ir galbūt tas procesas būtų truputį ilgesnis. Bet noriu šitoje vietoje, ką prisiminti, sakau, resursų nebuvimas tai nereiškia, kad negaliu kažko keliauti pirmin. Dabar vėlgi tai, ką aš čia kalbu, yra mano nuomonė. Jūs galite turėti kitokią, jūsų pozicija gali būti kitokia ir požiūris bendrai darbą gali būti visiškai kitoks, bet galbūt kažką jūs pritaikysite savo. Nes tikslas toks ir yra. Ar iš tiesų vienas, lietuviškai gal kurpalis ar ne, tinka visiems. Mes čia esame kolegialumo principų. Iš esmės, aš negaliu nieko liepti, aš galiu jūsų tik paprašyti. Arba jeigu jums reikia pagalbos, galiu atsiliepti tą jūsų prašymą. Realiai, jeigu aš dabar sakyčiau, žinote, aš jums pateiksiu šiandien ABC, pirmuosius žingsnius, kad va tai yra taip, kaip mes čia dirbame ir tai yra taip, kaip reikėtų daryti. Per šitiek daugelio metų matymą galiu pasakyti, kad vis tiek bus taip, kad kažkas mielai imsis ABC, kiti nusisuks ir sakys, man reikia improvizuoti. Treti sakys, man reikia laiko, ketvirti sakys, kalbinės sąmonės, duok man, parodyk visą schemą pinigais. Todėl, kad mes esam absoliučiai įvairūs ir iš tiesų būtų juokinga užmauti tą patį kostiumą, paėmus kuriam nors iš jūsų savo kostiumą, užmauti jum ir sakyti, tai yra sėkmės paslaptis. Tai aš ne per monotoniškai kalbu. Viskas gerai. Tai va, tai man kažkodėl iš šitos nuotraukos labiausiai patinka ketvirtas nuo kairės. Tas toksai su 3/4 kelnytėm ir super trumpom rankovytėm ir atrodo, va štai va taip mes atrodome, jeigu kas mums nuleidžia iš viršaus kokią nors programą. Bet va taip mes atrodom. Mums yra nepatogu, mums net atsisės neišeina. Kažkas dirgina, kažkas viduje yra ne taip. Diskomfortas didelis. Tai va, tai vėlgi, griaučiai, ką aš dabar aptarsiu, jūs tikrai jos esat girdėję, bet galbūt vėl, kaip Erika sako, reikia atkreipdėmės iš naujo. Taip kad. Ir visi atsakymai tinkliniai rinkodarai glūdi absoliučiai paprastume. Kuo paprasčiau, kuo mažiau nukrypimų nuo to, ką daro Young Living, kuo mažiau nukrypimų nuo to, ką daro, ką kalba Mary Young, kokia yra kompanijos pozicija bendrai, tuo yra paprasčiau ir greičiau pasiekti tai, ką mes norime čia. Prie to, apie ko mes norime, čia yra atskiras klausimas, tuo mes prie to prieisime. Tai va, tai dabar, mums realiai, jeigu iš esmės norime čia pasiekti rezultato kokio nors, vėlgi, kas tai galėtų būti? Ar tai ekonominė nauda? Ar tiesiog suburti linksmų žmonių ratelį, pavyzdžiui. Nežinau, čia kiekvieno mūsų pasirinkimas yra. Ir galbūt tikslai yra patys įvairiausi, bet jeigu vis tik tai kalbant apie struktūrizavimą veiklos, tai mums nenori reikia susikurti kaip kuo įmanoma paprastesnė metodika, paprastesnius veiksmus, kuriuos būtų galima atkartoti. Ir tas mistinis žodis dublikavimas, dublikacija, kuris dažnai yra užmirštamas, nes mes perinam ant kitų terminologijų, o tos senieji terminai kažkaip linkę yra išgaruoti iš mūsų galvų ir mes pradedame kurti įvairias sudėtingas labai schemas ir galbūt tai yra priežastis, dėl ko mes nežengėme taip greitai, kaip galėtume eiti pirmin. Tai pavyzdys. Ir ten nesupyksta mano viena iš kolegų, jūs žinote, apie ką aš kalbėsiu greičiausiai, bet paprastas pavyzdys žmogaus, kuris tinkliniai rinkodaroj tuo metu buvo išbuvęs 5 metus, iš tai, apie ką kalba jo dukra to žmogaus. Kai jos paklausė, ką veikia tavo tėvai, reiškia, mama dirbo būtent tinkliniai rinkodaroj,
ir vaikui buvo, nu, aš nežinau, aš manau, kad tai buvo jo mokyklinis amžius, nes buvo užklausta, ką veikia tavo tėvai. Būdavo tokiais laikais, ir jūs turbūt gavot, kad kada nors gyvenime tokį klausimą. Buvo taip turbūt, ar ne, kai reikėdavo profesijas tėvų paaiškinti. Ir aš jau maniau, kad mano tėvų profesijos, tai kiaurai jau geresnės istorijos aš neturiu negu savo tėvų istorijos. Mano tėvų istorija buvo tokia, kai manęs paklausė, aš tikrai pasimečiau, atsimenu, buvau visai maža, sakau, tėvas, tai mano šachmatai tai žaidžia, žodžiu, o mama dirba kalėjime. Tai... Tai va, bet pramušė iš tikrųjų ir mano kolegės, pasirodo, vaikas mane nurungė šitoje vietoje, nes sakė taip, mano tėtis tai bendrai yra bosas, kas irgi gera profesija, ar ne? O mano mama visą dieną geria kavą. Ir ką aš noriu šitoje vietoje pasakyti? Šitą atsakymą pasakė vaikas, kuris stebėjo savo mamą, ką jinai veikia paskutinius 5 metus, sakykime, ir panašiai. Tai iš esmės susitikimas prie arbatos, kavos, vandens, sulčių ar kažko tai yra absoliučiai supaprastinta versija tinklinės rinkodaros bendravimo. Tai čia galime mes juoktis, ar ne? Kad gerkime kavą visą dieną, bet iš tiesų čia yra labai didelė dalis tiesos. Kas yra labiau supaprastinta ir atkartojama? Ar tai yra, pavyzdžiui, paskaityti paskaitą per Zoom platformą ir kiekvieną savaitę vis kita tema, pavyzdžiui, ar pasikviesti draugą, ar kažką tai tokio pažįstamą ir panašiai, susitikti kavinėje ir pabendrauti. Iš tikrųjų. Pabendravimas, aišku, čia šiandien mes nešnekėsime, ką turėtum tu pasakyti tam žmogui, kokį scenarijų turėtum paskaityti. Ne, esmė eina apie tiesiog atkartojamumą. Ir kai mes kalbame, kad geriausias variantas yra bent 2 kartai susitikimo per savaitę su nauju žmogumi, tai štai jum ir pavyzdys. Jeigu mes to nedarome, tai vėlgi, kitaip pradėsiu. Jeigu nepatenkinti rezultatu esame, atsisukam atgal ir pasižiūrim, kokie procesai yra padaryti itin sudėtingi šitame mūsų darbe, nes per 10 metų esame tiek visko prisigalvoję, tiek kursų visokių baigę. Ir galima nusitildyti, prašau, mikrofoną. Erika, nutildyk. Nežinau, kaip nutildyti. Jaunimas, išsijunkit mikrofonus. Tai va, tai ką noriu pabrėžti, tai viskas, kas yra paprasta, yra lengvai atkartojama. Viskas, kas yra sudėtinga, nukelia mus į kažkur tai toli nuo mūsų darbo ir tiksliau tariant nuo rezultato. Kapstausi, yra tokia situacija. Kapstausi ir čia vienas žmogus toksai man pasakoja ir niekaip vadovo statuso negaliu pasiekti. Ir klausiu, ką veiki? Tai va, tai visa eilė veiklų, labai sudėtingų veiklų, labai tokio, kaip pasakyti, labai daug nukrypimo nuo to, ką būtų galima atlikti paprastai. Ką mes veikiame savo grupėje, tą veiks ir mūsų nariai. Pastebėjo tokį dalyką. Jeigu aš nusprendžiau išeiti chemijos kursą, tai tuo chemijos kursu domėsis ir mano kolegos artimieji. Klausimas, ką mes veiksime tuo metu, kai mes mokysimės online cheminių eterinių aliejų sudėtinių dalių. Reiškia, mažiausiai 2 mėnesiai iškeliaus į pasyvę visiškai veiklą, nesusijusią su atkartojamumu visiškai absoliučiai. Bet už tai, kaip aš jausiuosi gerai baigęs šitą kursą, aš nežinau, dabar kalbu apie save. Aš galiu pasakyti, kad, faktas, aš esu toksai analitikas. Iš tiesų, man reikėjo perskaityti visą tą enciklopediją Young Living. Ne Young Living ten parašyta, bet reiškia leidinį tą visą, kurį mes gerai pažįstam, tam, kad man būtų labai, ta prasme, pasidarytų aiškiau. Bet esmė yra kokia. Mes neturime, kaip čia,
atrodyti labai protingi, mes neturime kurti lektorato. Nu, vėlgi klausimas, koks yra mano tikslas. Jeigu aš ateinu į verslą ir aš noriu daryti čia karjerą, nu, bendrai noriu keliauti tais žingsniais, pagal tą situaciją, programą, kurią turi Young Living, tai tokie visokie šalutiniai dalykai yra visiškai šalutiniai. Nes aš galvoju, jeigu būtų Young Living programa pateikta su tuo, kad tu pasieksi vyresnę žvaigždę tik tada, kai baigsi A tokį kursą, B tokį kursą, C Mary Young kursą apie veidotyrą, pavyzdžiui, kokią. Nu, aš kaip pavyzdį sakau. Tai būtų sistemos dalis. Tai vat, mes dabar ateiname iki sistemos, iki temos apie sistemą. Ir čia pas mus Young Living taip pat bendrai tinklinė marketingė, svarbiausia yra sistema. Ir daug mažiau svarbus yra įgūdžiai, kaip bebūtų atrodo keistai skambantis. Sistema yra svarbiau. Taktika galbūt, nu taktika ne, sistema labiau. Tai štai aš čia dabar gal ten kokią vieną kitą klaidelę rasit, išverčiau. Labai grubi sistema, nu pati grubiausia. Ką reikėtų žinoti žmogui ir visą tai dar galima skaidyti absoliučiai į dar potėmes pačias įvairiausias. Ką reikia žinoti pradžioje, galiu iš nakties atsibudusi pasakyti, ką reikia žinoti žmogui apie startinį rinkinį, apie tai, kuo išskirtiniai yra Young Living. Toliau bandyti produktą, dalintis. Dalinimosi faktorius čia yra labai svarbus. Tai klausimas, sudėtinguoju būdu dalinsimės ar paprastuoju būdu dalinsimės. Tai sudėtingasis būdas tai yra pastatyti arba baigti kursą kokį, atsistoti ir papasakoti apie sudėtinės eterinių aliejų dalis, chemiškai išnagrinėjant jų molekulinę struktūrą. Paprastas variantas yra visiškai kitas, kai atsakai į žmogui rūpimus klausimus. Tai čia aroma tie susitikimai, tai yra tobula terpė. Iš esmės, mums reikėtų keliauti tik per aromos susitikimus, tebūnie tai 1:1, 1:2 ir panašiai. Nieko kito ir tą daryti labai paprastai. Toliau aš truputėlį prasmulkinsiu dar, kaip galime elgtis su savo klientu, realiai kur mes jį galime nukreipti. Tas viduriniokas vadinamasis, neradau gero tokio kaip ir terminologijos. Jau tas pažengusysis, pažengęs, žodžiu. Pažengęs žmogus, kuris jau čia sako, aš jau kietas, aš jau maždaug čia pusmetį kokį, tiesą galiu pasakyti, kad labai dažnai po kokių 6 mėnesių, kaip taisyklė, nežinau, kodėl taip yra, žmogui labai dažnai nusvyra rankos. Būtent 6 mėnesiai yra tas kažkoks kritinis laikotarpis. Čia atėjusiam ir tai yra normalu, ta duobė visada yra ir žmogus, kuris pakliūva į neprižiūrėto asmens poziciją, labai dažnai čia ir tuo ir pabaigia savo tokį entuziazmą. Bet čia yra kita tema. Bet šitam viduriniokui yra labai svarbu taip pat neužmiršti tokio dalyko, kas bendrai yra tinklinė rinkodara. Nes kaip taisyklė, žinau, kad iki šiol, nežiūrinti tai, kad, tarkim, žmogus nepasiekia rezultatų, ir kol iškrapštai iš jo, kame yra šaknis, kame yra nepasitikėjimas, kame yra, pasirodo, bazė pati kliba. Pati bazė tai yra netikėjimas ir gėdos jausmas dėl to, kad čia yra tinklinis marketingas. Pavyzdžiui. Tai yra kabliukai tokie, kuriuos ištraukti iš savęs galima tik tada, kai tu nustoji meluoti savo. Kame yra šaknis, kad kažkas yra, ne visiškai taip, kaip aš norėčiau galbūt. Tai va, taip kad žinoti, kas yra tinklinė rinkodarai, suprasti jos privalumus šitoje vietoje reikėtų, norinčiam keliauti toliau, pirmin. Pažengęs, aišku, daro viską, kas išvardinta aukščiau, tik čia prisideda jau didesnė atsakomybė renginių organizavimui. Na ir aišku, ten lyderių palaikymas telefonu, kas yra vėlgi netaip lengva, kai organizacija reikalauja labai daug dėmesio iš viso. Tai va, bet tai yra darbo dalis, viskas yra padaroma. Dar kartą pabrėžiu, pavyzdys. Labai nemėgstu to žodžio lyderis, lyderystė, todėl kad tinklinė rinkodaro jis nereiškia to, ką reiškia tradicinis apibrėžimas. Taip kad, bet nesvarbu, lyderis laikomas nuo Silver, oficialiai pagal oficialią terminologiją, Young Living.
Bet iš esmės tai yra entuziastas, žmogus, kuris prisima atsakomybę ir bendrai dega norų kažką veikti. Ir ką noriu pabrėžti dar kartelį. Ką darysite jūs, darys ir jūsų žmonės. Jeigu strigimas yra grupė organizacijai, nu, aš kalbu apie tos tokius, vat, nu, kaip čia pasakyti, nežinau, kiek čia yra tokių visai pradinukų. Yra turbūt kažkiek. Yra? Gerai, tai tuoj apie pradinuką tada mes pereisim. Bet jeigu, gerai, tada pakalbėsim iš kito kampo. Jeigu norima iš pat pradžių startuoti prasmingai, sėkmingai, apie, čia jau kalbu pažengusiem, kurie galbūt susiduria su kai kuriais jau iššūkiais, bet prasmingai reikėtų vėlgi pasižiūrėti, kaip čia pasakyti, sudalyvavus Aroma vakare, pasižiūrėti, kaip tas mentorius ar tas kuratorius kokius žingsnius daro. Jeigu yra sudėtinga, greičiausiai reikėtų pasišnekėti labai atvirai. Aš nesupratau, ką tu man pasakoji apie ten eterinius aliejus. Aš kažko tai, nu, reikia, kaip sakau, kurti, kaip galima tą paprastesnį priėjimą prie visko. Nes pradinukas neturėtų čia matyti, kad per kambarį mes Young Living'e einame kūlvirsčiais arba akrobatiniais pratimais. Čia pradinukas turėtų matyti, kad tai yra žingsniai. Tu gali per kambarį pereiti paprastai žingsniais. Kuo paprasčiau, kartais net primityviai paprastai, tuo yra labiau atkartojama ir suvokiama. Tai va, tai ką reikia žinoti? Pradžioj nusistatykime, vėlgi nieko naujo, greičiausiai tas buvo daryta jūsų, kur aš esu, ką noriu nuveikti, nors apie norą yra tokių pamastymų kame. Apie tai, kad, pavyzdžiui, toks Buda yra pasakęs, kad gyvenimo kančios priežastis yra būtent norai. Nes žmogus, jeigu nieko nenorėtų, realiai būtų labai laimingas. Bet norint dar vienas toksai būdas geriau pažinti save, gal neteko susidurti, tai yra išvardinti apie 20 žmonių, kuriais jūs žavitės. Tai gali būti ir aktoriai, gali būti ir aplinkiniai žmonės, jūsų giminaičiai ir panašiai. Ir galbūt tai padėtų tą tokią atvirumo skraistę labiau praverti, nes būtent tie žmonės turi tas savybės, kurios jums patinka. Tai čia toks geriau pažinti save ir vertybėm išsigrynint labiau. Taigi, ko mes iš tiesų norim? Galbūt pradinukas pats pradedantysis atėjęs čia galvoja, noriu kažką su tais aliejais nuveikti. Galbūt jau tie, kurie čia esame, gal kokius 5 metus galvoja, kad aš kažką tai visai norėčiau vis dar. Dar nenusibodo man tie aliejai. Tai štai kažkas naujas prisidėjo, kaip čia tapęs jūsų struktūros dalim, taip pat galvos, kad jo, va čia kažką galima nuveikti. Ir praeis metai arba gal 6 mėnesiai, žiūrėkit, gal kažkas tai jau pas jūs bus rezultate. Tai dabar tas visas kažkas, kažko, apie kažką, vis tik tai mūsų smegenim veikia per daug abstrakčiai. Nieko naujo nepasakiau, bet, kaip sakau, genialumas slypi paprastume. Reikalingas planas, kad mūsų smegenys galėtų eiti link jo. Ir tada įvyksta stebuklai. Patys didžiausi stebuklai. Pradinukas, jeigu atėjęs čia, realiai norai gali būti, noriu, kad, greičiausiai ieško kažkokių išeičių iš savo situacijų. Greičiausiai. Kaip jūsų patirtimi? Ar kiek ateina žmonių, ko ieškodami? Aš tai įsivaizduoju greičiausiai kažkokios išeities, galbūt psichologinio pagrindo, gal fizinio kažkokio tai pagerėjimo. Galvoju, ko dar. Kiti ateina galbūt socialinio bendravimo kažkokio tai nori. Treti pajutę, kad tai yra sritis, kurioje jie gali save kažkaip išvystyti, tai yra labai nekonkretu. Irgi ką aš sakau. Bet iš mano patirties labai daug žmonių ateina būtent per sveikatą. Reiškia, reikia sveikatos jų giminaičių, jiem patiem,
Tai yra žmogus kažko tai ieškantis. Blogiausias asmuo, su kuriuo neįmanoma sutarti, dirbti, kitaip tariant, arba jį užmotyvuoti. Tai yra žmogus, kuris yra absoliučioj komforto būklėje. Ir tokioj būklėje atsirandam ir mes dažnai, bet net neverta. Tas žmogus, kuris jaučiasi komfortabilus ten, kur jis yra, tai čia jam net padėti negali, nes nėra kur padėti. Jam yra viskas gerai. Ir tikriausiai, kol jo situacija nepasikeičia paties, kai jis kitų kampų nepažiūri, kai nieko, kai pradeda ieškoti kažko, tai tada jisai mus išgirs. Tai va, bet kartais būna taip, kad ne, mes sakom, jam reikia, jisai turi, mano manimu, jam reikia viso šito, jam reikia eterinių aliejų, jam reikia veiklos, žiūrėkit, neturi darbo, jai reikia dirbti. Tarkim, ten jos vaikai serga, jie turi būti sveikesni ir panašiai. Tai va, beprasmiškas reikalas, visiškai. Tai va. Gerai, kai kas čia ateina padėti pasaulį padaryti geresnį, kai kas čia ateina iš tiesų užsidirbti pinigų, kai kas čia ateina mokytis ir dar kartą mokytis. Kai kas čia ateina susipažinti ir gerai praleisti laiko. Taip tikrai yra, kai kas ateina keliauti. Bet šitoje vietoje turbūt blogo pasirinkimo nėra, yra blogi lūkesčiai. Nes jeigu aš ateinu gerai praleisti čia laiką, aš negaliu po pusės metų pradėti neigiamą skleisti informaciją, kad šita kompanija tik, tarkime, išleidau labai daug pinigų ir nieko aš čia nepasiekiau, nors aš išklausiau labai daug kursų. Koks buvo mano noras ir kokie iš tiesų lūkesčiai, kurie nepasiteisino. Jeigu aš čia atėjau užsidirbti ir negirdėjau mentorių, neklausiau ir ignoravau ir sukūriau savo suvokimu, be patirties tinkliniam marketinge kažkokius žingsnius savo asmeninius ir vėlgi komplikavau situaciją, baigiau aromaterapijos kursus 5, atidariau savo parduotuvę, įkūriau elektroninę prekybą, užsipirkau daug prekių, pasidariau kaip didelę investiciją pagal savo suvokimą tradicinio marketingo. Parduoti nepavyko, prasidėjo dempingavimas, kompanija parašė blogą laišką man, žodžiu, bendrai, jūs čia esate nieko gero, užsidirbti čia neįmanoma, aš eisiu ieškoti tikro verslo ir bendrai niekas čia neveikia. Ir eilinis čia jūsų koks nors ten žaidimas arba kažkas tokio, nepasiteisino. Tai tikiuosi šitoje vietoje mums labai aišku, nusibrėžėme, ko mes norime, bendrai kokie yra lūkesčiai. Ir čia grinai ta Einšteino patarlė, labai žemiška. Jeigu darau tos pačius veiksmus, o tikiuosi kitokio rezultato, tai kaip aš galiu tikėtis kitokio rezultato, jeigu aš nieko nepakeičiau, nei suvokime, nei klaidų pripažinime, pavyzdžiui, arba žodžiu, nepakeičiam strategijos, nes iš tiesų šiaip išmintingas žmogus remsis kitų klaidom, bet čia ne taip dažnai mes būname išmintingi, labai dažnai tenka per savas duobes praeiti. Žmogaus norai arba žmogaus priežastis, kodėl aš čia esu, keičiasi. Ta reikia žinoti, nes keičiamės ir mes. Iš tiesų keičiasi mūsų branda tiesiog yra kitokia, mūsų tiesiog įgūdžių, žinių, bagažo, patirties branda kitokia ir mūsų tie prioritetai labai gali keistis. Aš atėjau čia dėl sveikatos, bet čia aš pamačiau didžiulę savo tokią kaip ir pagarbę misiją Young Living'e ir įžvelgiau, kad aš galiu dalindamasi padėti daugeliu šeimų. Tai tapo mano didžiuliu noru ir tai pateisina mano lūkesčius, nes kelios šeimos ateina ir dėkoja man kaip gerai, kad aš susipažinau su šitais aliejais. Pavyzdžiui, kiti čia ateina, ne, jokie pinigai, aš čia tikrai nedirbsiu,
pinigai gadina žmogų, čia nieko gero, visi tie verslininkai kažkokie blogi yra ir bendrai čia man reikia tik pabūti linksmų žmonių ratelį. Viskas yra tvarkoj, bet po to laikui bėgant žmogus staiga suvokia, kad jo nuoširdus dalymasis su kitais žmonėmis iš tiesų nuvedė jį iki neblogų pajamų. Tai va, tai vėlgi, aš kaip sakau, tie dalykai keičiasi. Dabar dar keletas tokių momentų. Jeigu neturime jokios visiškai vizijos, būna taip kartais, sako, ant smegenų tiesiog juoda. Nežinau, ko noriu, nežinau, kas yra įvykę. Tai nepasitikėjimas savimi, pavyzdžiui, viena iš priežasčių, dar viena iš priežasčių tai yra pokyčių baimė. Esu žmogus įpratęs būti, tiesiog mane išmuša iš vėžių pokyčiai. Dabar pokyčiai vyksta itin dideliu greičiu, nori, nenori, tą būklę tenka išgyventi. Ir paskutinis dar dalykas, į kurio nereikia nukišti patį galą, tai yra fizinis išsekimas. Kokios čia vizijos, jeigu aš jaučiuosi tragiškai blogai. Susidūrė gal patys arba sutikę klientų kokių. Visais atvejais, kai pagalvojai, visais šitais 3 atvejais eteriniai aliejai tai yra ta smūginė bomba, kuri iš tiesų gali padėti mentaliai, protiškai, psichologiškai, psichoemociškai ir fiziškai. Tai va, taip kad bazė klientam, visada mes ją turime. Čia Valor galų gale, čia bet kokie eteriniai aliejai, pasitikėjimui ir ne. Ta pati Rise Above, Erika, kur minėjo, ant mano stalo, nors man vis tiek nieks nepakeis One Heart. Kas žino mane, aš be jo jaučiuosi blogai. Galite, jeigu norite man įsiteikti, galima padovanot buteliuką One Heart. Man visada tinka, nes aš juos išdalinu. Tai va, tai dabar žiūrėkite, truputėlį, Erika, galime, mes dar turime šiek tiek laiko, gal aš kai kur pagreitinsiu. Kiek man duodi dar laiko? Tai gerai, dabar dar iki valandos, kol baigsis, dar yra 10 minučių, bet tai tegu būna 15-20 minučių. Tai vis tiek viską pasakyk gerai, nes pas tave ten yra medžiaga, gera medžiaga. Tai. Aš tada susakau viską, iškarpysi, ko nereikia, kas žodžiu. Man tiesiog, kas kliūvo, kaip sakė, žinai, kaip ateina, atrodo, kad reikia pasakyti šitą dalyką. Tai dabar dar kartelį labai trumpai apie tą pasidėliojimą, ko iš tiesų aš čia noriu. Nesvarbu, bet nesvarbu, kaip sakiau, kad gal keisis ar ne. Vėlgi, jeigu tai yra suma pinigų, tai imam įsivardyjam, kiek 1 metais aš noriu uždirbti, 2 metais ir 3 metais. Antras momentas yra, kas mane motyvuoja. Primityviai, paprastai, namas, automobilis, įrodyti mamai, tėvui kažką, tai kad aš esu verta, nesvarbu, kas motyvuoja. Baimė, ten nežinau, kad pasirodysiu blogai, taip toliau. Trečias, kas trukdo? Trukdo, pavyzdžiui, nekalbu angliškai, neturiu telefono, nevairuoju automobilio, neturiu šeimos, ten nepažįstu nieko ir taip toliau. Ketvirtas, kokius turiu resursus. Turiu telefoną, jau yra resursas, turiu automobilį, jau yra resursas, turiu ten visą kitą, taip toliau. Ir 5, kiek aš galiu toli nueiti, kad įvykdyčiau tai, tiksliau, kad įvykdyčiau pačius paprasčiausius žingsnius. Kad tie, kurie būtų atkartojami, kiek aš pasirengęs toli nueiti. Galbūt, žinot, kaip yra, truputį numalšinti savo ego šitoj vietoj. Gal kiek rizikuotum? Kiek rizikuotum? Toks čia truputėlį pratimukai, tiem, kurie mėgsta daryti pratimus. Taip, nebūtinai visiems. Tiem, kurie mėgsta. Taip. Visada grupė yra žmonių, kurie iš tiesų rašydami daug geriau įsimena, tai yra tai grupiai, kitai grupiai įsimins labiau intonaciją, o dar trečia paveiksliukus. Tai dabar mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti kuo daugiau, suteikti kuo mažiau žinių, kuo didesniam ratui žmonių. Dar kartą sakau. Kuo
po mažesnį gabaliuką žinių, kuo didesniam ratui žmonių. Kad nebūtų taip, kad aš pasičiumpu savo klientą ir staiga aš jam parodysiu viską, ką aš iškaliau per chemijos pamokėlę apie eterinius aliejus. Vat aš jį dabar priblokšiu, nustebinsiu, pateiksiu formulių gerų, monoterpenų, seskviterpenų, C6H10, žodžiu, ir visa kita. Ne, nes tai nėra atkartojama. Atkartojami yra labai labai paprasti dalykai. Tai vat keli klausimai bus užduoti, juos atsakius bus labai paprasta sistema. Tai va, štai taip. Nu, fazėm pavadinau, bet jūs jas puikiai žinote, kad tai yra žingsniai, Young Living karjeros žingsniai. Na, iš tiesų, aroma vakarai yra pats paprasčiausias atkartojimo sistemos dalis. Tai ką turi žinoti klientas? Va štai atsakyti šitus 1, 2, 3, 6 klausimus ir realiai mes turime atkartojimą sistemą. Užmirštame, kiek kursų baigėm, kad aš esu kvalifikuotas aromaterapeutas, pavyzdžiui, aš nežinau, kas dar. Tai čia, jeigu mūsų tikslas iš tiesų yra sukurti grupę žmonių, kuri kažkur nueitų. Nu, kažkur tai jau iš karto sakau, tarkime, turiu tikslą padėti žmogui nukeliauti į vadovo statusą. Tai va taip ir imu, va taip ir darau, kas čia yra parašyta. Aroma vakarai, kurie vyksta 2 kartus per savaitę. Ir štai toksai darbas keliaujant per šitas fazes. Ir galima būtų, jeigu kažkam nesiseka iki šiol, nueiti ten, kur norisi, galbūt vertėtų grįžti prie šito būtent pagrindo. Tai baigiantis šiai paskaitai, tarkime, kaip sakydavo mano sesuo vesdama kai kurias paskaitas, kokią mano likusio gyvenimo istoriją pratęsiu nuo šiandien. Tai kokią mano likusio gyvenimo Young Living istoriją su savo žmonėm pratęsiu nuo šiandien. Galbūt mūsų aplinkoje atsiras klientas, su kuriuo mes iš tiesų galėtumėm nueiti pačius paprasčiausius žingsnius. O jeigu dar atsirastų 2 klientai, o jeigu 3, gal aš manau su 3 vienu metu visai manoma nukeliauti. Tai asmuo įsigyja pradinį rinkinį. Ką darote toliau? Ką mes darome su jais toliau ir visiems yra aišku, ką mes darom toliau. Labai paprastai. Gal tiesiog mūsų tikslas yra kuo daugiau pasirašyti žmonių ir iš to greičio labai dažnai mes juos pametam. Mes labai dažnai jų nebeprižiūrim, mes labai dažnai užmirštam jiem paskambint, galų gale paklausti, ar tu atsidarei bent tą spalvotą gražią dėžę, o galbūt ją pasistatei ant staliuko ir toliau žiūri, kaip brangiai suploji už viską ir kankiniesi dabar. Ir dar antro stalčiaus dar neranda, žinai. Ai, dar ten toj. Galiu pasakyti tokia iš patirties, labai žmonėm, tarp kitko, labai imponuoja sultis. Keli pakučiai sulčių ir antrasis produktas, jeigu, žmogui toliau kalbant, kai jisai įsigijo, faktas, kad jisai turi žinoti, kaip naudoti, jisai turi žinoti, jis jau gaus savo kažkokią patirtį per kokį mėnesį laiko. Jį šitoj vietoj būtina yra kviesti į Zoom susirinkimus, nesvarbu, galbūt gyvus, nesvarbu, kur būtų pateikiama informacija apie produktus, kur būtų galima išgirsti. Pavyzdžiui, galima jungtis prie pirmadienio webinarų, jeigu manote, kad jie yra tinkami, gal turite savo sistemas, viskas yra tvarkoj. Bet jisai neturi būti paliktas, jis turi turėti priežiūrą šitoj vietoj. Toliau, kasgi toliau? Priežiūra, dar kartą priežiūra. Reiškia, bendravimas neįkyrus, normalus, susitarėt kiekvieną kartą, kada susiskambinat ir labai didelį prarandame darbą, didelę dalį, kaip čia, efektyvumo, jeigu nepaaiškinam žmogui, kas yra lojalumo programa. Pačioj pradžioje jam per daug sudėtinga galbūt apie ją girdėti yra. Nes neaiškink tu man ten tie taškai tavo, Jėzau, kaip čia sudėtinga, kur čia paspaust, užsisakyt, žodžiu, čia dar kažkokie taškai, ne, paliekam ramybėj, iki bent mėnesį laiko, truputėlį vėliau. Kiti produktai, tai labai gerai sugroja Ningxeret pakeliai ir Ningxeret tai yra tai, kas turėtų būti turbūt, vėlgi,
to žodžio privalo tikrai nėra niekur, nieks nieko neprivalo. Bet kad klientas sužinotų apie, pavyzdžiui, Nimzaret, apie Thieves liniją, tai visi, reiškia, be toksinų gyvenimas gyvena be toksinų su produktais tam tikrais. Tai apie lojalumo programą reikia žinoti kiekvienam ir apie mėnesio akcijas visas taip pat. Dabar, kiek iš klausančių žmonių gavę naujienas ir akcijas suskambina savo pagrindiniams entuziastams savo grupės ir pasako, žiūrėk, kad tu matei tokią akciją. Tai tie entuziastai gali būti augantis žvaigždės augančios, galbūt vadovai, galbūt, truputėlį gal čia iki vadovo. Nes labai dažnai būna, kad žmogus, nieks man neskambina, nieks neliečia, tai turbūt ten nieko gero. Arba aš ten, neskaitau, ten gerai neskaitau, nežinau. Bet tiem, jeigu jau, esame norintis padėti kitam, mes turime žinoti, kad tokios naujienos ateina ir tokios akcijos yra. Tai va. Ir jie, ką gauna rezultatus, yra pasirengę dalintis. Ir apie dalinimąsi man labai patiko vienas posakis toksai. Labai dažnai, bendrai gyvenime mes norime jausti saugus. Saugus. Aš turiu draugę, kuri nekenčia būti saugume, kitaip tariant, saugumo būklėje. Šiandien paskambino, man sako, klausyk, man jau dingo tas propeleris, duok man kokią užduotį, kad mane įmestų adrenalino būklę kokią nors. Žodžiu, negaliu ramiai gyventi, nes ten yra, nesvarbu, šeimos gal dalykų kažkokių. Tai va, kalbant apie saugumą, tai labai dažnai mes tą saugią situaciją kuriame norėdami sukaupti kuo dažniau. Sukaupti kažką. Sukaupti finansus, sukaupti kokių materialių dalykų, žodžiu, kažką tai tokio. Bet iš esmės, dalymasis vardan saugumo yra daug stipresnis variantas. Reiškia, mes galime savo tą saugią aplinką susikurti, savo visą tą, dalindamiesi ir ypatingai tinklinė rinkodara, tai labai tinka šitam dalykui. Bet koks marketingas, verslas, santykiai pirkėjo, pardavėjo arba, kaip čia pasakyta, vėlgi, ten, kur paslauga, prekė, nesvarbu, reiškia, mes vis tiek dalinamės, mes kiekvieną dieną susiduriam su kažkokiu verslo aspektu. Tai štai tinklinės rinkodaros stiprybė yra dalinkimės vardan savo pačių gerovės, sakykime taip. Nekaupkime vardan pačių gerovės, bet dalinkimės. Klausimas, kaip paprastuoju būdu išnešti informaciją žmogui, klientui, kuris iš tiesų galėtų tą pačią informaciją pasiėmęs nunešti savo klientui. Fazė 4. Gali būti žvaigždė, gali būti vyresnioji žvaigždė. Reiškia, didėja, plečiasi ratas, ką mes darome su to žmogumi, savo klientu, mes kviečiame juos kartu ateiti su savo draugais, išmokyti keletą dar įgūdžių, kaip internetu registruoti žmonės, kaip patiems užsisakinėti internetu. Šitoje vietoje jie turi žinoti apie tinklinę rinkodarą, apie tinklinės rinkodaros 4 planus ir kodėl tinklinė rinkodara ne visada visiems yra patinkantis, tinkantis gyvenimo būdas. Reiškia, čia stiprinti pasitikėjimui. Čia mes jau pradedam kalbėti apie kelionę į ūkius, į young living ūkius. Kaip sakiau, žmonių norai patys įvairiausi, kas trokšta keliauti, kas kam reikalingo informacija, kad įsitikinti, kad čia ne kokia kontora negera, kas nori tiesiog leisti gerai laiką. O kam tai yra verslo dalis, nuvažiuoti į ūkį tam, kad pamatyti, kokia tvirta yra įmonė, kurią aš pasirinkau. Tai va, toliau keliaujame jau mes iki tokio persilaužimo labai dažnai. Persilaužimai vyksta žmonėm įvairiose stadijose, tikrai gali būti įvairių istorijų. Bet kalbant apie tokią verslo pasitikėjimo faktorių, tai žinoma, kad lankymasis ūkiuose ypatingai, aišku, ir kitose renginiuose sustiprina tą tikėjimą, pasitikėjimą.
Ir galbūt yra tas persilaužimas, kai žmogus galų gale jau pajuntas, pradeda suprasti, kas yra pajamos, kad iš tiesų čia besidalindamas, wow, įkrito man ten greito starto, įkrito dar kažkas, tai kaip čia taip netyčia gavosi. Šitoje vietoje žmogui atsiveria truputį daugiau, nes jau Young Living misija, vizija tampa aiškesnė. Pasitikėjimas savim, pasitikėjimas kompanija tampa didesnis. Aš taip labai abstrakčiai. Taip, susidomėjimas darbu, kaip nuolatiniu darbu, čia taip pat išauga šitoje vietoje. Ir šitoje vietoje, kaip tik sakiau, žmogaus, kodėl keičiasi. Labai dažnai. Atėjau dėl sveikatos, o išeisiu aš čia matydamas daug didesnę savo gyvenimo prasme, arba tiesiog matau karjeros galimybę. Tai va, toliau mes čia iš viso jau čia laimingi silveriai šokinėjom iš džiaugsmo, tai yra galų gale pirma lyderystės pozicija, jau mes išėjome į tą pirmą karjeros laiptą, kuris mums duoda neblogas pajamas ir, na, toliau jau yra lengviau. Šiek tiek jau yra lengviau, sunkumai beveik praeityje, čia dažnai persargama žvaigždžių liga. Tai viskas yra gerai, visos fazės turbūt reikalingos ir iš tiesų tie žmonės, kurie nuėjo iki šito titulo, iš tiesų yra verti ir pagarbos ir plojimų. Jie čia jau jaučiasi labai stiprus, galintis patys vieni daug ką daryti ir iš tiesų po to paaiškėja, kad tos pagalbos nuolat vis tiek reikia. Viskas šitoje vietoje yra gerai. Aš čia ką noriu pabrėžti, mūsų iš tiesų tas, kaip sakiau, tikslas dalinti, suteikiant kuo mažiau informacijos didesniam kiekiu žmonių, turi būti su vizija padėti žmonėm pasiekti kuo daugiau silver titulų. Silver titulai, reikėtų marškinėlius mums visiems pasigaminti. Reiškia, aš, kaip čia, kepu naujus silverius, kaip čia gražiai taip pasakyti. Sidabro statusas, ten aš, kaip čia, padedu žmogui pasiekti greitai sidabro statusą. Sidabro, dar kartą sidabro. Todėl, kad kuo daugiau grupėje sidabro yra, tuo yra geresnės mano ekonominės sąlygos. Patys žmonės pasiekia šitą statusą, taip pat jų uždarbis ženkliai pakyla. Taip pat ir galų gale tai yra ta jau lyderystės pozicija, kai žmogus galų gale tampa savarankišku. Jis tikrai šitoje vietoje jau gali tapti savarankišku ir organizuoti labai jau pats savarankiškai daug įvairių renginių. Vėlgi daryti tai, kas būtų, ką atkartos jo būsimi sidabrai. Na gerai, ir paskutinė fazė, čia jau tolimesni įvairūs titulai, tai čia, aišku, labai pasidžiaugiama, kad ačiū Dievui, kad nemečiau. Kaip gerai, kad nemečiau tada po 6 mėnesių, kai atrodė, kad buvo duobė, kaip gerai, kad nemečiau, nes išgirdau informaciją gerą apie tai, kad taip būna įvairių pakilimų, nukritimų, kaip gerai, kad sužinojau apie tinklinę rinkodarą, kad tai yra nuostabus būdas bendrauti, nuostabus būdas keliauti kartu. Na ir panašiai ir vėlgi ir taip toliau. Tai va, tai kokia yra žmonių motyvacija? Tai apie tai, čia jau mes atskiros temos, bet aš visada prisimenu Mary Young, tą maža, tokia nedidukė moterytė su didžiulė vidinė jėga. Ir kai aš pagalvoju apie jų šeimos bendrą istoriją, kokia yra jų šeimos, kodėl, kam jie visą tai daro, kaip pagalvojai. Šitiek vargo, šitiek tokio, atrodo, galėtų skiesti savo eterinius aliejus ar ne, parduoti parfumerijos pramoniai, užsidirbtų daug, važinėtų limuzinais, tai ne, tai dabar ten neskiedžia visiškai, netrėšia tų laukų, neperka limuzinų, perka naujus traktorius, investuoja labai daug į mus, kad mes galėtumėm keliauti. Žodžiu, yra tokių labai daug tų vertybių, žmogiškų savybių, kur aš tai džiaugiuosi susipažinus tokia bendrovė ir turėdama garbės pažinti abu šitos žmonės, Gary ir Mary Young, tai visada galvoju, kokios misijos žmonių yra didelės ir kiek žmonių gali būti dalimi, mažytėm dalelytėm tos didelės misijos. Tai mane labai motyvuoja Mary Young ir aišku, mane labai motyvuoja tai, kas yra šalia manęs. Daug metų. Čia mano mažiai dar tik 8.
Dabar mano paauglė jau 15 ir aš čia pati savo uždaviau klausimą ir jos paklausiau. Galvoju, o tai kiek tu būsi mano motivatorium ar iki 21, kai jau galėsi savarankiškai keliauti? Galbūt taip ir bus. Kiekvienas turime savo varikliuką, savo varikliukus, tik tai mes juos kartais primirštame, mums reikia priminti savo, ypatingai, kai norime jaustis nuskriausti arba labai baimėje esam, ar ne? Dar porą sakinių apie tai tiems, kurie nori greitų rezultatų. Galbūt tekę yra susidurti su žmonėm, kurie ateina į verslą, labai rimtai nusiteikę. Ar yra tokių? Aš tik keletą matau, man taip įdomiai čia dėsto, man nerodo visiškai visos auditorijos, aš dar pasididinu, ne visi turi įsijungia kameras. Ar yra tokių žmonių pas jūs, kad atėjau, aš noriu daryti verslą čia. Spirga kaip nori. Yra buvę tokių. Tai dabar leiskite man atspėti, tiesa, čia matau dabar žmonių, su kuriais mes matėme savaitgalį ir dabar čia yra versija lietuvių kalba. Tai matau Tomą ir kitus. Leiskite atspėti, tai galėjo būti žmogus, kuris buvo prieš tai kitoje tinklinės rinkodaros kompanijoje. Variantas A, variantas B, tai buvo iš tradicinio verslo asmuo. Tai variantas tai buvo ne iš ten, bet parodė, kaip čia galima labai greitai užsidirbti. Nu, iš karto, nes aš neturiu darbo. Arba aš to prarasiu darbą. Tas buvo vienas iš tų 3 variantų. Tai dėja, pirmas variantas turbūt būtų toksai neblogas, kaip pagalvoji, ar ne, bet tai yra žmogus išauklėtas kitoje įmonėje, dirbantis pagal kitokį rinkodaros planą. Galbūt tai buvo labai agresyvus planas, galbūt tai buvo, tarkime, darbas visiškai ne su produktu ir panašiai. Reiškia, kaip ten bebūtų, vis tiek pradedama nuo startinio rinkinio, tai yra produktas. Žmogus turi susipažinti. Antras variantas tai yra tas, jeigu ateina pas mus žmogus, kuris yra iš tradicinio verslo ir ateina su didžiuliu kiekiu pinigų, kaip didžiulis investuotojas, tai iš esmės jam reikia perlaužti smegenis visiškai kitaip. Tai užtrunka laiko ir didžiausia investicija čia yra laikas dėja. Ką jis daro? Nusiperka startinį rinkinį ir keliauja per tuos žingsnius, ką mes kalbėjom dabar. Trečias variantas tas, kuris nori labai greitai uždirbti, nuvilti tenka tokį žmogų, iš tiesų tai yra 1-2 metų darbas, nori, nenori. Legaliame pasaulyje verslo nėra greitų pinigų, nebent tai būtų nelegalu, kažkas tai tokio. Tai jam gal ten reiktų į tą pusę eiti. Bet iš tiesų greitų pinigų čia nėra ir iš tiesų tas, kuris neturi už ką šiandien duonos nusipirkti, šitas verslas tikriausiai jom neišspręs šito klausimo iš tikrųjų, bet šitas verslas padės išspręsti ateities klausimą ir ateities kartom greičiausiai. Todėl, kad tai yra ilgalaikė bendrovė ir aš čia dabar pabandysiu taip tiksliau išversti vieną motyvacija didžiausia tų žmonių, kurie buvo apklausti, kurie dirbo tinkliniai rinkodaroj, kas juos labiausiai čia motyvuoja. Ogi motyvuoja tai, kad verslas gali tęstis daug ilgiau, negu jie egzistuos šitoje žemėje. O rasti tokių bendrovių ir kompanijų, kurios egzistuoja tokį ilgą laiką, galima suskaičiuoti ant pirštų. Aišku, jos yra minimos bent jau pirmam 10-uke dažniausiai privačių tinklinės rinkodaros bendrovių sąraše. Tai tikėtina, kad tai yra tie verslai, kurie tęsis daug ilgiau. O tai reiškia, kad mes visą tai galime palikti savo vaikams ir, artimiesiems broliams, seserims pastatyti šitą situaciją. Tai va, dar kartelį prieš pabaigimą labai prašau visų pergalvoti savo veiksmus, jeigu tai yra pradinukai, vėlgi atkreipti dėmesį, kad nieko sudėtingo čia daryti nereikia, jokių sudėtingų akrobatinių triukų perkeltinė prasme čia daryti nereikia. Yra paprasti žingsniai, paprasta informacija, startinis rinkinys, įprasti, ta kelionė turėtų būti supaprastinta iš tikrųjų versija. Tai, kad būtų galima atkartoti. Atkartojamumas yra sėkmės tinkliniai rinkodaroj garantas, galima sakyti taip. Supaprastinti viską, ką tik tai įmanoma, taip kad molekulinių struktūrų čia žinoti,
mums tikrai nereikia, norint, kad eterinis aliejus imtų ir suveiktų. Tai va dabar imu Rise Above, aš šitą ir žiūrėsiu, prisiuostysiu šią naktį ir tikiuosi labai gerų sapnų ir gerų idėjų visokių. Tai va, ir dar neužmiršti pasinaudoti trečiųjų šalių pagalbą. Tai kas yra tos trečioji šalis? Tai yra tai, kad galima pajungti kokį nors bendrą seminarą, pasijungti į kokį tai, ką mes čia dar turime, kokį renginį, kur kviečiami įvairūs nariai ir panašiai, kur būtų galima taip pat atsivesti savo naują narį galbūt. Tai ką, kaip visada noriu pabaigti didelę padėką šitai gražiai šeimai, sakiau, su kuria teko susipažinti truputėlį ir iš arčiau. Linkiu iš tiesų daryti tai, ką Gary ir Mary Young ką daro daugelį metų, ką Gary Youngas darė daugelį metų, tai yra mylėti, ką darai ir daryti tai, ką myli. Ir su šita nata aš ir norėčiau pabaigti. Galbūt buvo kokia mintelė viena kita, kurią atgaivinome su jumis kartu čia kalbėdami apie tai. Galbūt įvyko kažkokia ir pasipriešinimo, tokia, ką tu čia kalbi, viską aš tai girdėjau senai ir nieko tu čia naujo nepasakei, bet vėlgi paprastume glūdi genialumas. Bent jau šitoje srityje tikrai. Ir tie žingsniai, kuriuos Mary Young yra iš tos srities taip pat daugelį metų. Jeigu būtų reikalingi kažkokie papildomi tokie, kaip pasakyti, intensyvios sritis, Young Living būtų pateikę kaip savo marketingo plano dalį. O kol kas iš tiesų duodama mums, aišku, labai daug laisvės. Kaip interpretuoti tą marketingo planą, tikrai labai daug laisvės turim. Ir iš tiesų paliekama laisvė susikurti savo sistemas. Tai aš visada linkiu atsižvelgti į įvairovę savo žmonių, grupės įvairovę, tą gražią mozaiką. Vienas turi tai, ko jūs neturit. Kitas turės tai, ko neturi jūsų kitas, reiškia. Tai turėtų būti kaip graži įvairių įgūdžių ir charakterių mozaika. Ir aš pavyzdžiui, žinau savo silpnybės. Mano didžiausias troškimas yra į savo grupę pritraukti tokių žmonių, kurie darytų tai, ko aš nenoriu daryti arba ko aš nemoku daryti. Tai ir labai linkiu, kaip galima daugiau prikepti, aš taip sakau, padėti, išaugti iki kaip galima daugiau sidabrinio rango narių. Labai linkiu. Tai galbūt būtų koks klausimas ar komentaras. Erika? Merginos, klauskit komentarų. Aš galiu tik tai pasakyti, kaip iš komentarų pusės galiu tik pasakyti. Tai vienas dalykas iš tikrųjų atsikartoja galbūt tos žinios, bet jos yra labai naudingos atsikartoti už tai, kad mes pamirštame, kas yra atkartojamumas. Paprastumas ir atkartojamumas. Ir labai man patiko mintis tavo, kad jeigu staiga kažkur mes užstojam ir jaučiamės, kad neprajudam ar ne, tai vadinasi reikia keisti kažkokią taktiką arba prisiminti tai, kas mus pačioj pradžioj išvedė į priekį. Tai čia aš kalbu apie save ir prisimenant apie save, galiu pasakyti, kad pačioj pradžioj, kai aš startavau ir gana greitai tokiais žingsniais, neturėdama jokios savo, kaip sakyt, kitos tinklinio marketingo kažkokios grupės, bendruomenės ar ne, tokiais gana dideliais žingsniais nukeliavau į priekį. Už tai, kad turėjau labai didelį tikėjimą ir turbūt tas noras atrasti tą vidinį kūrybiškumą ir nebebijoti, ar ne, to tinklinio marketingo, pastatyti į priekį Gary Youngo viziją ir su ta vizija padėti žmonėms, tai man buvo pirmumas ir aš ėjau kaip tankas ir man buvo visai vienodai tos baimės, kurios dar kartais išlįsdavo galbūt, ar ne, tai vat šitoj vietoj motyvacija, kaip sakai, jinai turi būti labai aiškiai savo pasakyta, vardan ko tu tą darai ir baigti bijoti šitos struktūros, network marketing. Ir dėl to, tam, kad aš jos nebijočiau, mano protas sukūrė kitą pavadinimą, kurį palaimino mano vyras. Ir tu žinai, Beata, jisai pavadino bendruomeninę rinkodarą už tai, kad kaip visada Gary ir Mary
sako, čia yra mūsų santykių, yra mūsų verslas, santykių veikla, tai yra edukacija, ar ne? Vadinasi, pavadinkite merginos taip, kaip jums skaniau yra, taip, kaip jūsų protas priimtų tą, nes čia absoliučiai viskas tinka, kas yra pozityvų. Dėl to pavadinimus kurkite pačios ir eikite savo linkme su tuo pavadinimu, tikėjimu, motyvacija ir žinojimu, kad tai yra pirmiausiai tavo vieta, tu turi uostą, į kurį tu eini ir tu plauki kaip tankas, be jokių, kaip sakyti, trikdžių, kurie ateina, kai mes nepasitikime, kai mes kažko bijome ir aplinkoje pasigirsta visokių, reiškia, ten, kaip sakyti, akmenų pamėtymų, bet manęs tai nesustabdė už tai, kad aš tiesiog žinojau, dėl ko aš tą darau. Aš labai gerai žinojau, dėl ko aš tą darau. Tai va, o pavyzdžiai, Beata, žinai, va, šitame visame tavo pristatymė yra labai faini sudėlioti aspektai, ko aš labai nemėgstu dėlioti. Aš tiesiog einu darau ir aš labai nemėgstu. Išėjau iš darbo, kur visą laiką tekdavo viską dėlioti, va iki čia va prisidėliojau ir dabar noriu be dėliojimo tiesiog eit daryti. Bet aišku, yra tam tikra matematika, yra struktūra, kurią reikia sudėlioti vietas tam, kad tu ateitum į tą silverį, ar ne? Tai dėl to su mentoriais apie tai ir šnekam, ir žinom, ir manau, kad tai irgi yra vienas iš būdų parodyti žmonėms, kada ateina ta didžioji žuvis, kada yra pagaunama, ar ne? Va. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Ir manau, kad mes dar turbūt susitiksim ne kartą. Nu, jau lab susitiksim per tavo seminarus, aišku, per produktų seminarus. O merginos, gal norit kažką pasakyti iš savo pusės? Sakyk, Tautvilė. Labai noriu padėkoti, iš tikrųjų buvo vertinga informacija. Ačiū, kad skiriat savo laiką, pasidalinot, davėt tam tikras gaires, kai ką priminėt, kai ką naujo teko išgirsti arba kažkur ten atkapstyti, tai tikrai buvo naudinga ir taip galvoju, vat, wow, kaip smagu buvo paklausyti, tai taip galvoju, gal bus koks tais dar vienas toks pratęsimas iš Beatos pusės, labai gražiai ką sakyt, ko nesakyt, kaip tos tie rinkodaros planai, buvo įdomu iš tikrųjų, daug tokių dalykų, kur dar klaustukas pačiai. Tai ačiū labai už skirtą laiką. Ačiū už klausimą. Tai va, jūsgi žinot, kad Beata yra mūsų dar viena mentorė, mūsų, aukščiausia Lietuvoje mentorė, ar ne? Tai visada galime klausti, visada galime kreiptis ir aš manau, kad tikrai gausime tą palaikymą ir galbūt kažkokios temos, kurios yra mums dar, ar neaiškios, ar reikia jas pakartoti, ar jas reikia sustiguoti, ar ne? Taip, Daiva? Noriu padėkoti labai, Beata, tikrai ačiū tau, graži prezentacija ir pagalvojau, wow, čia atsivedus naujokus, jiems, aš manau, labai būtų naudinga. Ir dar kartą mokausi, tikrai klausau ir mokausi, kad sudėtingumas paprastume, nes kartais atrodo, man taip paprasta ir taip norisi perduot, kad žmogus išgirstų ir tikrai keliautų į priekį, o jisai išsigąsta tiesiog, kad jam ne, čia ne man. Ir tikrai mokausi perduot paprastai, patraukliai. Šiandien viena kažkaip irgi buvau verslo centre ir tiesiog susitikau nepažįstamus žmonės ir kadangi aš pilnai pasitikiu kompaniją, produktu ir atrodo taip paprasta pasidalinti, draugai mane žiūri, kaip tu čia, sako, taip apie eterius iš karto. Sakau, bet tai gėris, kodėl aš sakau, aš gerą knygą perskaitau, aš pasidalinu, aš filmą pažiūriu, gerą pasidalinu, o kodėl aš negaliu šituo gėriu pasidalinti? Ir jinai sako, bet sako, ir klauso tavęs. Jo, ir iš tiesų žmonės, aš suprantu, ateina tie, kurie pasitikė mumis. Ir kada užmezgam mes bendrystę, draugystę, tai tada jau belieka keli paprasti žingsneliai, kad žmogus prisijungtų prie organizacijos. Tai ačiū tau, Daiva, tu labai gerai priminėjai, kad pirmiausiai tai nuo mūsų sklindanti energija, ar ne, pasitikėjimas arba nepasitikėjimas, pirmiausiai duoda informaciją žmogui, tą tokią verbalinę informaciją, tas yra labai svarbu.
Dėl to turi pats turėti tikėjimą, motivaciją, žinojimą, kur tu eini, kodėl tą darai. Ir visada motivacija ir kodėl. Tai yra labai svarbu. Ta motivacija ir kodėl jinai keičiasi su laiku, ar ne, kai tu pamatai iš tikrųjų, kiek tu daug gauni šitoj kompanijoje, pas tave jinai pasikeičia ir pasidaro pas tave iš vis labai daug, kodėl, ar ne. Bet vis tiek tai yra tas tikslas, į kurį tu eini, ar ne, vis tiek jisai nesikeičia. Tas tikslas, į kurį tu eini. Tu eini toliau, silver, goldas, ar ne, bet tik tai gal tada didesnė banga jau pasidaro, nes daugiau žmonių prisijungia į tavo organizaciją, tu jų nepažįsti, bet tu vis tiek žinai, kad tie žmonės yra, ar ne, ir tu matai, kaip viskas tas plečiasi, ir tu su jais plauki į tą uostą, ir tu žinai, kad tiek, kiek tu žmonių apdovanoji, tai tiek gali atgal gauti tą rewards, ar ne, tą atgalinį ryšį iš kompanijos, atsidėkojimą, už ką iš tikrųjų gali tada kurti savo pilnatvę, pilnavertišką būvį, laisvę ir viską, ką tu nori. Taip, dar viena Daiva. Taip, Daiva, sakyk. Taip, sveikos, mielosios, ačiū, Beatai. Aš kaip visada labai dėkinga. Visuomet Beatos pirmadieniais jungiuosi, klausausi. Tai ir šį kartą ačiū labai. Daug priminimo ir iš tikrųjų šiandien galiu medituoju ir galvoju, kažkas ne taip, kažkas neina. Daug kame ne taip. Tai va šiandien atsakymas. Visi kursai, visos formulės, molekulės, tai apie mane. Grįžk į pradžią, gal tai buvo pradžia, nu tai ačiū labai iš tikrųjų, šties labai verta, naudinga sugrįžti į tą pradžią, iš tikrųjų tu eidavai, net negalvodavai, tiesiog dalindavai, o paskui kažkokių kliūčių prisikuri, kad kažką daugiau mokė, daugiau žinot, aišku, čia kaip ir savo asmenybės kažkoks tai yra ugdymas, tai ugdykimės, bet ta pradžių pradžia, tai yra tas startas, kuris ir turi eiti visada. Tai ačiū labai. Ačiū tau, ačiū. Labai geras, jo, labai tikrai teisingai tą vėl paminėjai. Tiesiog dalintis. Tai yra sklaidos verslas ir mes esame bendruomeninėje rinkodaroje. Aš tikrai niekada nesakau tinklinės marketingas ir visada pataisau, mes esame santykių versle. Ir mes čia kūrėme partnerystę kartu su draugystė. Ja, tai ačiū labai visoms, ačiū tau, Beata, ypatingai tau, ačiū, kad skiriai savo laiko, savo žinių, savo dėmesio Klausimą mums. dar turiu. Taip, klausk. Beata, gal tu turi tokią patirtį, kuomet komandoje, pas vieną merginą mano toks šviežias pavyzdys, atsirado naujokas, jinai nežino nei iš kur, nei kaip, man skambina. Aš ją sveikinu, sakau, tai sveikinu, pakvietė naujoką į savo organizaciją, aš nieko nekviečiu, sakau, bet aš matau naujoką pas tave, tai sakau, džiaukis, o kodėl manęs nepaklausė, tai kaip čia man kas priregistravo naujoką, sakau, tikriausiai ofisas, nežinau, bet sakau, taigi faina. Ir vat kaip tokiu atveju, ką man rekomenduot, aš sakau, tu išsiųsk laišką naujokui, aš sukūrus tokį laišką apie informaciją, kur ką galima sužinot, kur paklausyt. Kaip elgiatės jūs tokiu atveju? Ir dar va turiu atveju, kada pas vieną merginą jungiasi tiesiog žmonės, bet jie po 1 mėnesio realiai iškrenta, nes ta mergina sako, aš su jais tikrai nieko nedarysiu ir nedirbsiu, tiesiog jinai soc erdvėje mėgsta dalintis ir žmonės ateina. Bandžiau susisiekti su žmonėm, tai viena net išsigando, sako, iš kur čia jūs mane žinot, kur čia mane kas priregistravo ir ką man čia daryti, išbraukit mane. Nes jie ateina į parduotuvę nusipirkti kažką. Tai vat kaip tokiu atveju komunikuoti su tai žmonėm? Klausimas. Tai visuomet paskambinti. Mano istorija tai buvo irgi negirdžiu. Taip, Beata, atsakysi? Ne, bet ne, Daiva pradėjo dalintis, kita Daiva. Daiva, nori pakomentuoti? Mano istorija, ne komentacija, bet tiesiog pasidalinimą, kad mano istorija taip pat buvo atsirado tokių žmonių ir aš tiesiog paskambinu jiems, susisiekiu su jais. Ir tęsiam, arba tiesiog nutrūksta.
Taip, situacija irgi lygiai taip pat, kaip Daiva iš Palangos tik sakė. Tie žmonės dažniausiai yra taip priskiriami ofiso. Tai yra tie, kurie ateina į Young Living, norėdami nusipirkti kažką, galbūt atradę per tuos šaltuosius kontaktus, realiai nieko nepažinodami. Tai tobuliausias variantas susipažinti su jais. Visiškai nereikia pykti, jeigu tau priregistravo, tai tiesiog yra dovana. Iš tiesų, aš esu skambinus, taip pat keli labai nustebo, kad ko jūs iš manęs norit, bet mes išsiaiškinom, kad iš tiesų ir aš nieko nenoriu, tai mes tuo ir baigiam. O kiti labai mielai apsidžiaugia, kad jūs sukomunikavot, nes man iš tiesų labai įdomu ir tos pagalbos reikia. Tai čia greičiausiai tokie atvejai ir būna. Arba prasitęstas tas bendravimas arba ne. Antras dalykas, aš tik savo nuomonę pasakysiu apie darbą socialiniuose tinkluose. Tai mano manimu yra du variantai. Arba tai yra naujoviškas būdas galbūt jaunesnės kartos žmonėm susipažinti, nes daug kas yra perėję būtent į tą tokią erdvę, kuri yra man svetima, jeigu taip atvirai. Man labiau tas tikrasis, tas, kaip tu, Erika, socialinis tas bendravimas. Bendruomeninė rinkodara yra primtina ta senoji, tas senasis būdas, kai tu susipažįsti akis į akį, tu su to žmogum nesi tas vienkartinis pamėgtuką pastatęs internetinėje erdvėje žmogus. Tai tas darbas per soc tinklus, nesu aš specialistas, nes man tai yra svetima. Iš tikrųjų labai dažnai, Daiva pati atsakei tai, kad ateina žmonės iš ten ir iš tiesų jie nori būti neliečiami. Greičiausiai tai yra tie, kurie galbūt nemėgsta tiesioginio bendravimo, arba tai yra ta jaunoji karta, kuri labai greitai vienu mygtuko paspaudimu įsigyja bet kokią prekę, paslaugą ir panašiai. Tai to tikro bendruomeninės rinkodaros, mokausi tą terminą, čia nėra, mano manimu. Tai yra kažkokia naujadaras kažkoks, kuris neturi atkartojamumo, kuris neturi vargiai ir turės testinumą. Jisai turi vienkartinį klientą, iš tikrųjų. Bet kokią įmonę paėmus, nesvarbu, kaip jie save vadina, šiais laikais ką be prekiautų, kurie laiko save tinklinės rinkodaros įmonėm. Tarkim, tai yra paslaugų kažkokia įmonė, tai yra, tarkime, finansiniai kažkokie tai įnašai ir panašiai. Visi iki vieno jų nori šiais laikais, tai yra prenumeratorių vadinamųjų. Tai tas pats, kas lojalumo programa. Ar per soc tinklus mes galime tą pasiekti? Aš labai abejoju. Iš tiesų, kol nepaversi to žmogaus pažįstamo savo, bet vėlgi, kaip jūs sakote, kad skambintam žmogui, kas tu toks bendrai, ar ne? Kas tu toks, iš kur tu žinai mano kontaktą. Ja. Tai mano patirtis nekokia su soc tinklais. Aš dar noriu trumpai apie soc tinklus. Ką aš pastebėjau, aš kažkaip pradėjau intensyviai eiti soc tinklus ir pajutau, kad man taip pat pradeda patikti. Tiesiog iš mano žmonių, kurie mane seka, jie išgirsta apie produktus, apie kuriuos buvo net negirdėję. Ir dėkoja, oi, ačiū, kaip daliniesi, ir aš taip noriu, bet aš savo gimtadienį pasidovanosiu dabar. Tai tiesiog galbūt tai proga išgirsti apie produktą. Taip. Ir kadangi žmonės, kitos merginos irgi, matau, dalinosi, tai aš tikiu, kad jų organizacijos žmonės irgi, kada pasitikė tai žmonėm, kažką dar išgirsta ir paskatina pažinti tą produktą. Tai čia galbūt nauda yra. Taip, tarkime, yra kas yra, reikia pritaikyti, jeigu, kaip paprastas posakis, jeigu technologijos tau padeda, kodėlgi jo nepasinaudot. Klausimas, kiek visas tas praleidimas tenai atneša pakartojamumą tavo grupėje ir atneša tau augimą. Čia yra kitas klausimas. Tai turėtų sudaryti nedaugiau 5% tavo bendrai viso darbo. Todėl, kad jeigu tai yra vardan, kursų pravedimas vardan kursų pravedimo, tarkim, klausimas, kaip mes toliau, yra labai tos automatizuotos dabar sistemos, jos nėra blogos iš tikrųjų, kai tu tą klientą, kuris po to paspaudžia, sistema toliau palaiko ryšį automatiškai, automatizuoja, reiškia.
nepaleidžia to žmogaus. Tada arba jam siūlo kažką toliau, arba nukreipia į tavo e-mailą. Nu, žodžiu, kažkoks tai tęstinumas vyksta. Ar ne? Tai turbūt taip gal reiktų kažkaip į tai žiūrėti. Nu, matyt, kiekvienam savas kelias, žinai, nu visi randa tą savo kūrybinę saviraišką per įvairius mechanizmus. Tai priklauso nuo to turbūt, ką per tą soctinklus, ką rodo, žinai. Jeigu tu žaismingai rodai, pasakoji tai, ką tu naudoji, kaip tu džiaugiesi, tai viskas yra labai fainai. Tu gali plačiai tą sėklą paskleisti, žinai, duoti žmonėms informaciją. Jeigu ten, žinai, konkrečiai apie produktus ir jų sudedamasias dalis, nu čia kitas yra momentas. Tada tu darai tiesiog reklamą, žinai. Jeigu tu džiaugiesi tuo, ką tu naudoji, tai yra faina tada. Jeigu žmonėms faina žiūrėti tave, tada juos tai užkrečia ir jie tada džiaugiasi tuo kartu su tavim ir nori turėti tą produktą. Nu, bet čia, kaip sakyti, čia jau detalė, žinai. Tai ačiū labai tau, Daiva. Dar matau, Asta nori kažką mums pasakyti. Labas, Asta. Garsą įjung tik tai. Garsą įjung, Asta. Jo, įjungiau garsą ir jis vėl kažkodėl išsijungia. Ne, girdim, viskas gerai. Taip. Tai jo, aš turbūt pasidalinti irgi į Daivos užklausą. Daivos Bakūnienės, tai vieną, kada prijungia naują narį, tai rekomenduoju tik tai skambinti, nerašyti, nes žmogus, su kuriuo jūs nesate kontaktavę elektroniniu paštu, jis greičiausiai gaus jūsų laišką iš šiukšliadėžę ir jos paprasčiausiai nepastebės to laiško. Bent jau iš mano patirties taip yra, tai geriausia jam yra paskambinti ir tiesiog suformuluoti jo savo žinutę, čia irgi gavote irgi rekomendacijų, o dėl socialinių tinklų, man atrodo, vėlgi tai yra kiekvieno darbo metodas ir Kornelija, ar ne Kornelija iš Olandijos, ne Kornelija, Korin iš Olandijos, ji pasiekė Silver, aš su jie bendravau Levant laukose, pasiekė Silver dirbdama visiškai grinai tik per socialinius tinklus ir sakė, aš Silverį pasiekiau nepažinodama ne vieno savo komandos nario, išskyrus savo vieną kaimynę, kuri užsiregistravo, bet sako, organizacijos neaugino, jinai tiesiog buvo mano klientė. Bet apie ką jinai pasakoja, jeigu kas nors matėte ir konvencijoje Valencijoje, jinai dalinosi tą pati Korin, kad tame yra didžiulė sistema. Mes tų žmonių, kuriuos pakviečiam per socialinius tinklus, mes jų nepaleidžiam, tiesiog užsiregistruoti, tiesiog užsisakyti ir į lauką, o kaip gražiai Beata pasakojo, mes globojam ir lydim juos per tą kelionę. Tai taip pat lygiai tas pats darbas yra su tais, kurie yra socialiniuose tinkluose. Ir turbūt čia jau tos kolegės, Daivos kolegės, kuri dirba per socialinius tinklus, turbūt čia jos klausimas, nes jinai jiems matyta, per ją žmonės atėjo, tai turbūt būtų jos uždavinys sukontaktuoti su žmonėmis, ne aukštesniam sponsoriui, kuris yra, nepažįstamas, nežinau, su kuo šneka. Tai va. Tai čia turbūt kiekvieno darbos metodas. Aš pati mėgstu dirbti gyvai, susitikimus ir net seminarus, aš labai vengiu vesti seminarus Zoom. Nes mano komanda labai mėgsta seminarus Zoom ir visą laiką prašo, bet aš mėgstu susitikti gyvai ir kuo daugiau pasičiupinėti, pasiuostyti, apsikabinti, pabendrauti, pasidalinti gyvai patirtimi, man atrodo, tai yra veiksmingiausia, bet kada mes turime nutolusius kažkokius žmonės, ir aišku, per socialinius tinklus yra daug didesnis pasiekiamumas. Kai kurie naudojasi tuo ir tikrai veiksmingai. Ačiū tau, Asta. Nu, tai yra keli kanalai, žinot, nereikia atmesti nei socialinių tinklų, nei gyvo bendravimo. Pasirenki savo tinkamus kanalus ir visais kanalais gali bendrauti, jeigu tik laiko turi ir žiūri, kuris tau geriau pasiteisina. Tiesiog labai paprasta, ar ne? Tai va, tai ačiū merginos, ačiū dar kartą Beatai. Nu ką, ir žodžiu toliau bendraujam. Kitą penktadienį, žodžiu, kviesiu į 7 dvasiniai sėkmės dėsniai. Čia jau apie kitus dalykus mes kalbėsim, apskritai apie sėkmės dėsnius, kaip per savo pačių suvokimą, per to, ką mes norim atiduoti į aplinką, kaip mes tą galim padaryti, mes galim pritraukti tą sėkmę, prisikviesti kaip magnetą, atsikviesti savo gyvenimą sėkmę. Tai va. Tai ačiū kartą dar visoms. Ačiū Beata ir ką tada iki kito karto, iki susitikimų. Ačiū Erika, aš tik tai dar kartelį, kadangi noriu užtvirtinti prieš naktį šią savo šiandieninę temą, tebūnė tai socialiniai tinklai, tebūnė tai kažkas, tai kad tai būtų atkartojama, mėlėjai.
Grupės augs tik tada, kai bus kažkokie paprasti žingsniai. Tam tikro galbūt kategorijos žmonėm netiks vienas būdas ir jie jų neatkartos niekada. Tai va, tai kas būtų universalu, paprasta ir veiksminga, nes dar kartą sakau, mes kartais pasineriame į interneto platybės ir sugaištame labai daug laiko, arba atvirkščiai, mes sugaištame laiko ne interneto platybėse. Ir tas, na, tie mūsų žingsniai nebūtinai nukreipti yra į verslo auginimą arba į kažkokią tai plėtrą. Tai va, paprastumas, dar kartą atkartojimumas ir aš palieku šį vakarą visą su šitą mintimi. Ačiū, Rika, kad pakvietei, ačiū už komentarus taip pat ir viskas, nutylu. Ačiū, ate. Daug širdučių, daug padėkos, prirašė žodžiu į čatą. Tai ačiū visoms, ačiū ir iki kito karto. Ačiū, ate.